Ne, jeigu tu esi žalias, aš tau tikrai neduosiu kontaktų. Aš noriu, kad suprastumėt vieną dalyką. Kas yra agentas ir kodėl jisai su tavim dirbs? Agentas yra žmogus Kinijai su savo sandėliu, su savo įmonė. Jie yra tokie low-key, ne visi jos žino, jie nelabai nesireklamuoja. Čia nėra kaip ten tie autodijas, visokie Zendrop. Čia visai ne tai. Čia yra tiesiog žmogus su savo įmonė, su savo sandėliu ir jisai gali tau pasiūlyti prekes. Dabar tu sakai, aš noriu pradėti, tipo duok man agentus. Tau agento visiškai nereikia, tu pradžiai pradėsi su AliExpress ir CG Dropshipping. Čia yra 2 apps, iš kurių tu gali pardavinėti prekes tiesiog ir tu su jais pradėsi. Tau agento visiškai nereikia. Agentas su tavim net nedirbsi, tavim net nežies rimtai, nes tu neturi užsakymų, tu vapšė žalias. Realiai, kai pradėsi gauti daug užsakymų, sakykim, 10 dienų, ne? Tada galėsi jau kreiptis į agentus tos ir sakyti, va, turiu tokį produktą, turiu tiek pardavimų, ieškau agento. Ar nori su manim dirbti? Jeigu turi užsakymų, jo, jie sakys, gerai, galim dirbti. Jeigu tu žalias be patirties, be nieko, nieks su tavim nedirbs, tu jokio verslo jiems neatneši. 0 užsakymų iš tavęs ateina, kas su tavim dirbs? Jiem papildomas darbas be jokios naudos.